Sveiki, trečias pagal Arduino knygą projektas. Mano projektas šiek tiek patiuninguotas, jame yra mygtukas, originaliam nėra mygtuko. Taigi, ką šis projektas daro? Paspaudus mygtuką, šalia jo yra temperatūros sensorius, jisai nuskaito piršto temperatūrą ir tada paspaudus, pavyzdžiui, kitam žmogui mygtuką, nuskaito jo piršto temperatūrą ir ją palygina ir būtent parodo, kiek lempučių užsidega. Taigi, paspaudus vieną kartą, užsidega lemputė, tai rodo, kad nuskaityta temperatūra. Paspaudus antrą kartą, palyginama. Rodo, kad šioks toks skirtumas buvo temperatūrų. Tai nedidelis. Jeigu skirtumas yra mažiau 1 laipsnio, užsidega 3 lemputės. Jeigu 1 laipsnis, 2 lemputės. Jeigu 2 laipsniai, 1 lemputė. Jeigu daugiau, nė viena neužsidega. Taigi, puikus būdas palyginti savo ir draugo pirštų temperatūras ir išsiaiškinti, ar jūs suderinami ar nesuderinami. Tai pamatysim praktiškai konsolėj, kaip viskas atrodo. Tai jo.